Šiandien pamokslo tema pagal laišką Romiečiams 5 perskyrimą, kurį jūs girdėjote. Pamokslas vadinasi gyvenimas taikoje su savimi, su šalia esančiais ir su Dievu. Sunki užduotis. Dievas sukūrė žmogų ne chaose, ne sumaištyje, bet taikoje. Jis sukūrė mus pagal savo paveikslą ir norėjo, kad būtume laimingi, ramūs, gyventume harmonijoje su juo, su kitais žmonėmis ir be abejo, su savimi pačiais. Tačiau pasaulyje matome daug sumaišties. Žmonės neranda vidinės ramybės, nuolat konfliktuoja ir atstumia Dievą. Kas atsitiko? Kodėl taika, kuri buvo Dievo planas žmogui, tapo prabanga, iliuzija, miražas? Apaštalas Paulius laiške Romiečiams atsako į šiuos klausimus. Jis kalba apie tikrąją taiką, kuri ateina ne per įstatymo darbus, bet per Evangeliją, per Jėzų Kristų. Paulius moko, kad taika su Dievu yra pagrindinis taikai mūsų gyvenime rodiklis. Jei norime turėti taiką su savimi ir su kitais, pirmiausia turime susitaikyti su Dievu. Šiandien nagrinėsime 3 pagrindinius taikos aspektus. Vidinę taiką su savimi, taiką su kitais ir taiką su Dievu. Paulius rašo: taigi nuteisinti tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Pirmasis žingsnis į tikrąją taiką su savimi yra supratimas, kad mes esame nuteisinti tikėjimu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas mus priima ne dėl mūsų darbų, ne dėl mūsų teisumo, bet dėl Kristaus aukos. Įstatymas negali mūsų išgelbėti, nes jis tik atskleidžia mūsų nuodėmę. Paulius sako: nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Jei mėginsime patys užsitarnauti Dievo palankumą, visada jausimės nesaugus, nes niekada nebūsime pakankamai geri. Dažnai mes gyvename su didelė kaltės našta. Negalime atleisti savo už praeities klaidas, už padarytas nuodėmes, už išsakytus žodžius, už neįvykdytus įsipareigojimus. Mes bandome užsitarnauti atleidimą gerais darbais, bet niekada nesijaučiame tikrai laisvi. Tačiau Evangelija skelbia, kad atleidimas jau yra duotas. Kristus jau sumokėjo visą kainą ir mes esame nuteisinti jo krauju. Šventasis Augustinas yra pasakęs: nerami yra mūsų širdis, kol neatsiilsi tavyje, viešpatie. Tik tada, kai pasitikime Dievo malonę, galime turėti tikrą vidinę ramybę. Tai nėra ramybė, kuri kyla iš mūsų pastangų, bet ramybė, kuri kyla iš tikėjimo. Jei gyvename nerimaudami, grauždami save, nuolat kaltiname save už praeities klaidas, Dievas sako mums: tu esi nuteisintas, tu esi atpirktas, tavo praeitis nuplauta Kristaus krauju. Priimk mano atleidimą ir gyvenk laisvėje, gyvenk taikoje su savimi. O kaip gyvenimas su kitais? Gyvenimas su kitais žmonėmis dažnai būna sudėtingas. Ne ką mažiau sudėtingas nei gyvenimas su savimi. Mus įžeidžia ir mes atgal. Mus skaudina ir mes atgal. Tačiau Paulius sako: Dievo meilė išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Kai žmogus patiria Dievo meilę, jis pradeda kitaip žiūrėti į kitus žmones. Jis suvokia, kad kaip Dievas jam atleido, taip ir jis turi atleisti kitiems. Jėzus mokė: palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Taikos siekimas nėra silpnumo požymis, tai stiprybė ženklas. Tik tas, kuris turi Dievo meilę savo širdyje, gali ją skleisti kitiems.
kaip atrodo taikos skleidimas kasdieniniame gyvenime. Tai gali būti sprendimas neatsakyti pykčiu į pyktį. Tai gali būti noras suprasti kitą žmogų ne tada, kai jo nuomonė mums nepriimtina. Tai gali būti pasirinkimas melstis už tuos, kurie mus žeidžia, už tuos, kurie mus smerkia. Jei mūsų gyvenime yra nesutarimų, šiandien Viešpats kviečia mus būti taip daryti. Jis kviečia mus atleisti, nes jis pirmas mums atleido. Didžiausia mūsų problema yra ne išoriniai sunkumai, ne aplinkybės, bet nutolimas nuo Dievo. Nuodėmė atskyrė mus nuo Kūrėjo. Žmogus gali bandyti rasti prasmę gyvenime per materialius dalykus, per filosofiją, per religinius ritualus, bet niekas negali pakeisti gyvo santykio su Dievu. Paulius sako, būdami nusidėjėliai mes buvome sutaikyti su Dievu per jo sūnaus mirtį. Dievas pats atėjo mūsų ieškoti. Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kad per jo mirtį ir prisikėlimą mes galėtume vėl būti sutaikyti su Dievu. Jėzus atėjo ne tik parodyti kelią pas Dievą, jis pats yra kelias. Jis sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tai jei norime tikros taikos, pirmiausia, turime priimti Dievo pasiūlytą susitaikymą. Tai nėra kažkas, ką galime užsitarnauti savo gerais darbais. Tai yra dovana, kurią priimame tikėjimu. Mylimieji, šiandien Dievas kviečia mus gyventi taikoje. Priimkime jo atleidimą, kad turėtume ramybę su savimi, nes mūsų teisumas kyla ne iš įstatymo darbų, bet iš tikėjimo Jėzumi Kristumi. Leiskime jo meilei per mus pasiekti kitus, kad kurtume taiką su artimaisiais, su šalia esančiais. Nes tik mylėdami, kaip Kristus mylėjo, galime tapti jo ramybės nešėjais. Man labai patinka vienas palyginimas tikinčiųjų. Krikščionių sako, jūs esate Dievo žodis, Biblija. Ir žmonės susitikę su jumis pasaulyje, jie mato atverstą Bibliją. Kurį puslapį atversti? Įstatymo, akis už akį, ar Dievo meilės, Evangelija. Viskas Dievo ir mūsų rankose. Todėl kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką gyvenkime artumoje, bendrystėje su Dievu. Nes tik per Kristų galime būti sutaikyti su Tėvu. Jėzus sako, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Tad priimkime šią dovaną ir būkime jo taikos ambasadoriai šiame pasaulyje. Amen. Taip tebūna. Amen.